dalykas. Kas esate iš jūsų padėjęs, bet kuriam nepažįstamam žmogui, atsisveikinti per gatvę, arba tiesiog pakelti rankas, kas esate nepažįstamam žmogui, bet jūsų padėjęs. Šaunu. Kas yra padėjęs savo draugui ar jam pažįstamam? Pakelti rankas. Nu, o kas yra padėjęs savo mamai, galime padėti, ne? Kiekvienas iš mūsų gali padėti. Taigi aš tikriausiai dabar galiu prisistatyti, nes kaip man tikriausiai daugelis pastebėjote vakar, ar ne? Tai va, aš esu Marius, Jurbarko jaunimo samariečių atstovas. Atstovau tam Jurbarko rajonui samariečių jaunimui. Tai va, tai trumpai tiesiog galėčiau prisistatyti apie save, kaip tiesiog aš pats būtent tapau jaunuoju, kaip sakant, samariečiu, ar ne? Tiesiog viskas prasidėjo. Buvo viena tokia graži diena, aš tiesiog einu į parduotuvę, ar ne, pirkti kažką truputėlį ir žiūriu, kad prie durų stovi tokios mažos mažytės mergaitės, ar ne, jos ten 13-14 metų ir aš tiesiog taip pasižiūriu, kas čia vyksta, galbūt reikia žiūrėti ir žiūriu, truputėlį toliau stovi moterys ir parašyto maisto bankas, ar ne, aš tiesiog taip pasižiūriu, o, maisto bankas, aš seniau truputėlį dalyvausiu akcijose, tiesiog man patiko kažką tiesiog nupirkti. Būtent paaukoti, sakant, žmonėms, volontyram tą maistą, ne, kurį ten tiesiog pamaitino paskui žmonės. Ir aš tiesiog nusprendžiau kažką truputėlį jiem tiesiog paaukoti, ne. Tai va, pirmasis dalykas, tiesiog bėgu į parduotuvę, galvoju, ką čia reikmėm, taip apsižiūriu, pasidairau truputėlį. Ir matau, ką aš mėgstu, ne, pirmasis tokia, kaip mano idėja, ką aš mėgstu labiausiai, mėgstu makaronus, ne, kas mėgsta iš jūsų makaronus? O kas moka padaryti makaronus iš tos padaras? Moka kas nors? O čia yra, bet žinokit, makaronai tas labai man patiko, aš pasidarau skaniai, bet nesmėgstu ne. Galvoju padaryti šį kartą kokį skanų patiekalą, galvoju kažką, ką labiausiai mėgstu. Tai va, nusipirkau makaronų ir aš žiūriu, jokių moterų ties makaronais, bet jaučiuosi truputėlį pakylėtas. Aš nežinau, kad aš duosiu kažką kitiems, ar ne, kad aš kažką galėsiu paaukoti, bet būtent kitiems žmonėms, kad tiesiog jaučiuosi truputėlį pakylėtas. Ir kaip manote, ar duoti yra gera? Sakykite tai, kas mano. Taip, duoti yra gera. Ir aš tiesiog pasisau toks laimingas ir nešau visas visumos makaronus, pats tuos makaronus ir viskas grįžtu, sako, ačiū, dėkingos mes, kad tiesiog aš taip pagalvojau. Ar galėčiau būtent prisidėti daugiau būtent prie tų žmonių pagerinti padėtį, ne? Aš tiesiog būtent pagalvojau, nešęs produktus, galvojau, ar galėčiau būtent kažką daugiau prisidėti prie tų žmonių padėties. Kažkaip truputėlį įsitraukti kažkokią veiklą, aktyviau. Ir va tiesiog žinojau, kad būtent maisto bankas moteris egzistuoja, ne jūs sužinojau būtent samariečių bendrijai. Ir aš tiesiog taip galvojau, wow, tai iš tiesų tai kažkokia organizacija, pavyzdžiui, bet aš per daug nežinojau, bet tiesiog mes pasikalbėjom, kad iš tiesų būtų galimybė net tapti samariečių kaip ir nare, ne? Ir va tiesiog mane ta idėja kažkaip sužavėjo, nes aš tikrai iš tiesų labai norėjau prisidėti, pagerinti padėtį kitiems ir tiesiog taip gavosi, kad pasikalbėjau su moterimis ir mane nukreipė būtent pas patį pirmininką Antaną Kazakėvičių, ne? Ir aš maždaug, kelių dienų bėgė iš karto žingsniavau į jų kaip ofisą, tą vadinamą, ir ten sutikau su pačiu pirmininku Antanu Kazakėvičiu. Ir mes pirmoji kalba buvo tiesiog praėjo viskas sklandžiai, viskas šauniai, tiesiog pasikalbėjom toliau. Ir tiesiog viskas tai buvo viskas, sakant, truputėlį Kazakėvičius man būtent apie pačią veiklą papasakojo, ne, ką aš dabar žadu papasakoti. Tai va, pirmasis dalykas, ką jis pasakė, kad būtent patys samariečiai, ne, apie organizaciją, tai būtent ši organizacija kūrė 1992 metais. Ir apie daugelis dar